Tiem, kas iš tikrųjų nori suprasti, dėl ko mes priėjom lieptą galą mūsų ekonomikoje, papasakosiu vieną paprastą istoriją. Tai yra labai supaprastinta mūsų ekonomikos veikimo schema, kuri liečia mus kaip paprastus žmonės. Grįžta žmogelis namo. Prie durų pasitinka žmona, sako, baisu, gyvenimas pasibaigė, labai baisu. Ir sako, kas per daiktas? Viskas sugedo televizorius, buvo atėjęs metas, sakė, nepataisomas, mums reikia naujo televizoriaus. Priminsiu, istorija vyksta Amerikoje. Sako, kad mes pinigų neturim. Man nieko neįdomu, pas man čia ateina draugė, čia pas mus čia bus, prasme, penktadienio balius, daryk, ką nori, kad namus būtų televizorius. Žmogelis išeina į gatvę, pasivaikščiosiu, pagalvosiu, ką čia būtų galima padaryti. Eina pro šalį, žiūri bankas. Galvoju, ir žiūrėt, taip netyčia į banką, kaip paprastai nesusimatęs, eini belekur pakliūni. Eina į banką, vadybininkas jį pasitinka, tipo, mielas klientė, ko mes tau galim padėti, kodėl toks nuliūdęs? Man žmonai reikia televizoriaus, aš neturiu pinigų. Tai kokios čia problemos? Tuo mes to apiforminam kreditą, kaip tik mūsų partneriai, tu prekiauji televizoriais, jokių problemų, kol tu čia mes forminsim dokumentus, to prasme, televizorius bus pas savo namus. Galvoja, kogi ne? Sako, tai kad aš nelabai daug turiu pinigų. Bankininkas klausia, kiek tu gali pinigų į metus išleisti? Kad dar turėtum už kažką tai pavalgyti. Ir žmogelis pakrapštė galvą 1000 monetų. Sako, gerai, mūsų akcininkai mums nustatė tokias taisyklės, kad nuo 100 duotų žmogui monetų mes turim uždirbti 20%. Turim uždirbti 20 monetų. Žiūrėk, darom dabar taip. Mes tau duodam 5000 monetų kreditą, tu čia nusipirksi televizorių, pasijungsi kabelinę, dar ir kolonėlės geras nusipirksi audio. Mūsų, geras, bet sakau, tai kaip aš tau atiduosiu, tik tai 1000 gali atiduoti. Tai sako, 5000 skola, 20% dar 1000 palūkanų, ir tu mums bus skolingas 6000. Ir kasmet mums atneš po 1000 monetų, viskas bus gerai. Šis pakrepšam. Jo, žmona bus patenkinta. 1000, gerai, aš galiu 2000. Praeina metai. Ateina žmogelis, sąžininkai į tą banką, atneša tą 1000 monetų. Vadybininkas sako, matom, tu geras, sąžininkas žmogelis, dabar mūsų ekonomika auga, mūsų savininkai nusprendė, kad jiem užteks 10%. Sako, davai, mes tau duosim dar 10 000. Tas žmogelis sako, kaip taip, kad aš tiek pinigų neturiu, dar 5000 jums skolingas. Sako, nieko tokio, čia. Mes tau duodam 10 000, tu mums skolingas 12 000. Iš tų 10 000, ne 12, 11 000, jo. 10%, 11 000. Sako, iš tų 10 000, kuriams tau duodam, 5000 mums atiduodi seną kreditą ir vėl mums kasmet po 1000 atidavinėja. Man sako, geras, to prasme. Bet pinigų turėsiu, atidavinėti reikės tiek pat. Pasiema tos 10 000, parbėga namo, čia visi, faina, gyvenimas pagerėjo, ten atremontavo vaikam kambarį, ten kažką tai žmonai biškina geresnę mašiną. Faina, viskas, gyvenimas pagerėjo. Po metų vėl ateina žmogelis, vėl atneša 1000. Bankininkas sako, matom, tu čia geras, patikimas klientas, senas mūsų klientas, mūsų šitą. Akcininkai sakė, jam 10 nebereikia, jam užtenka 5%. 20 000 imsi. Tai pagalvoju, bliam, geras, pasimsi 20, 10 atiduosiu, 10 vėl turėsiu. Aš kaip neimsiu 20. Jau žmogelis jau pripratęs, jau žino, kad ateis į banką, gaus daugiau pinigų. Aišku, imsiu. Pasinasi 10 000 pinigų, visa šeima, ura, gyvenimas gerėja, taip gerai, kaip iki šiol mes dar niekada negyvenom. Ten perka viską, ko tik tai nori, vėl praeina metai, vėl žmogelis nesu 1000. Bankas jau sako, bankininkai, ką, biznį darom? Aišku, darom biznį. Man labiau ne 5, 2,5%. Kiek jau gaunasi? 40 000. Gali pasiima 40 000. Jau šis. Jau pašaką gali beveik nusipirkti įsimokėtinai. Jau ir namas jau, ta prasme, Miami ant jūros kranto. Pinigus duoda, o jam reikia tik tai 1000 duoti.
Ir taip, kol ateinam liepto galą. Ir čia reali istorija. Amerikoje 80 metais bankinių palūkanų norma paprastiems žmonėms buvo 20%. 2008 metais 0%. Šiuo metu paprastai Amerikoje būtų namų valdų, taptume šeimų skolas, būdavo nedaugiau kaip 60% metinių pajamų šeimos. Dabar jau daugiau kaip 130% metinių pajamų. Bet iš kur mūsų tas taip gerai, kaip dabar, dar niekada negyvenom. Mes gyvenom skolon. Suprant, kad nebegali gyventi skolon, paskui ten kiek pagal tą istoriją, kiek 40-60 tūkstančių. Tai čia aš papasakoju idealiu atveju, kai žmogelis tik tai 1000, kai jis nedino atidavimo. Aš įsivaizduoju, tai paprastai realybėje tai žmonės dar ėmė daugiau, kai tiek davė. Tiek davė jam ne vienas bankas, a keli bankai vienu metu tokius pats skaičius. Jūs matot, kad tai yra liepto gal. Tai vienas ekonomikos faktorius, kuris jau parodo, kad liepto gal. Dabar kai kas sakys, tu čia nieko nesupranti, aš čia neturiu jokių kreditų. Nors buvo pas mus toksai politikas, gal ir taip tebėra, man atrodo, eurokomisaras, konservatorius. 8 metais, kai prasidėjo pasaulinė ekonominė krizė, sakė, čia nieko nesuprantat, mūsų ekonomika Lietuvos stipri, mums jokia ekonominė krizė pasaulio neįtakos. Aha, kai davė Lietuvos ekonomikai keptuvę per galvą, taip ir pasidarė. Kad neįtakoja tiek, kad po to reikėjo ir daryti žiaurias akcijas, kelti mokesčius, atimti pensijas, nes pas mums neįtakoja šitoje vietoje. Mes, kaip Lietuva, mes neturim savo ekonomikos. Mes esam amerikiečių klapčiukai. Ir ant tiek kvaili mes klapčiukai, kad mūsų boso pasikeitė direktorius, Amerikos pasikeitė direktorius. Tai mūsų klapčiukai, politikai ir visi ekspertai, jie kaip maži vaikai. Sakė, atgrąžinkit mums tą seną žaislą. Mums šitas žaislas naujas nepatinka. Debilai jūs. Jeigu pas bosą pasikeitė direktorius ir direktorius nupasakojo naują gyvenimo tvarką, tai jis arba gali su bosu kariauti ir likti be nieko, absoliučiai be nieko. Arba gali su tom naujų bosų šnekėti ir sakyti, hebra, supratom, klydom, atleiskite. Mums kažkaip tai reikia dabar sumetraciją naują kalbą ir mes norim, ta prasme, kol tie visi kiti europiniai debilai, klapčiukai su jums kariauja, mes norim su jums atrasti bendrą kalbą ir padėti jums pasiekti savo tikslų, per to pačio gauti ir savo gešeftą, savo naudą. Bet Lietuvoje to niekas nedaro ir nedarys. Iš principo. Kodėl vakarai negalės atrasti sprendimo? Labai paprastas dalykas. Nuo 75 metų aš jau pasakojau, vakaruose yra Bolonijos švietimo sistema. Yra jinai padaryta ruošti bolonėliam. Taip, jie turi savo sistemą, kai iš talentingų bando ištraukti talentingus vaikus, nes jie bet kokia atveju gimsta, ir kurti ir mokyti savo atskiruose sistemose, atskiruose mokyklose. Bet su ekonomika viena yra problema. Jie visi užaugę ant vieno vadovėlio, jis vadinasi Economics, kuriame infliacijos priežastis yra tik tai vienintelė, monetarinė. Jie nežino, kad gali būti kitos infliacijos priežastys. Ir iš principo, jeigu tu kažką tai šnekėdavai, kas nepagal tą vadovėlį, tu nebūdavai mainstreame. Tavęs nieks nekviesdavo į konferencijas, tu negalėdavai spausdinti straipsnių, tavo knygos nebūdavo pušinamos ir nebūdavo niekam įdomios. Ir šitoje vietoje, žiūrėkit, nuo 8 metų, nuo tos paskutinės didžiosios krizės, kuri iš tikrųjų dabar nesibaigė, kiek jau buvo Nobelio ekonomikos premijų? Kokie bent 15, jeigu ne 17. Ar buvo bent viena premija ekonomikos srity, kuri analizuoja 8 metų krizės pasekmes? Nebuvo, nes negalim apie tai kalbėti. Jeigu tu kalbėsi apie tai, reiškia, tu būsi nepopuliarus, nemadingas ir neįtapsi į tuos va tokius, man čia kaip tik atrodo tokie kvadratėliai, kur mano galva, žinot, kaip filmuot, tu net neįtapsi į tuos rėmus, reiškia, tavęs negalima, tavęs nėra. Ir šitoje vietoje jie neturi. Žiūrėkit, aš jau 5 metus šneku apie struktūrinę ekonomikos krizę. Aš kažkoks kaimietis,
Ta prasme. Nu taip, pas mane ekonominis įsilavimas. Aš magistro laipsnį turiu ekonomikoje, ten toks irgi ta prasme. Pagal tuos vadovėlius aš irgi nieko nesuprasčiau. Yra dar sena, gera, kaip nekeista tarybinė patirtis. Ir yra tarybiniai vadovėliai daryti tokią šitas politekonomiją. Ekonominė geografija ir ne tik tai ekonomikas. Mes senieji, kas skaitė senius vadovėlius, žinom, kad infliacijos priežastis gali būti ir struktūrinės, ne vien tik tai monetarinės. Dėl ko Trumpas kariauja su Fedu. Trumpas sako, mažink palūkanas, nes mums reikia ekonomikos augimo. Nes tai pagal vadovėlį parašyta. Tai sako, negaliu, infliacija per didelė. Mažinsiu šitą palūkanas, didės infliacija. Vėl blogai. Šitą vietą. Iš tikrųjų, teisybė yra biški kitoje vietoje. Ir jie to nespras. Jie realiai neturi žmonių. Kas tai galėtų? Tiesiog, kad jums reikia pakeisti visą gyvenimo filosofiją. Pažiūrėkit į komentarus po mano video. Ar tie žuvytės, ar tie individai gali pakeisti savo mąstymą. Pagalvokit apie tai. Kai kas sakys, taigi aš neturiu kreditų, man niekas negresia. Gresia. Aišku, tu geresnė situacija, kai neturi kreditų, bet jeigu nepasiruoši, bus irgi ne taip saldu. Toliau, tu negyveni vakuume. Greičiausiai tu nepasistatai, neužsaugini savo maisto, nepasidarai savo rūbų, pats savęs, gal apsikirpti, gal gerai, galim sakyti, kad apsikirpti. Visa kita tu vartoji iš kitur. Ir dabar įsivaizduokit, žmonės nebegalim kreditų. O mūsų ekonomika, mes neturim laisvos ekonomikos. Mūsų visa ekonomika tai yra amerikiečių ekonomika. Mes kaip amerikiečių kalčiukai. Čia mūsų, galima sakyti, ir Lietuvos, ir Europos Sąjungos ekonomika. Nes klapčiukam buvo pasakyta sunaikinti savo ekonomiką. Mes tą padarėm 90 metais, pristodėm į Europos Sąjungą, mes pilnai sunaikinom savo ekonomiką. Kas yra mūsų ekonomika? Tai yra Europos Sąjungos dotacijos ūkininkam, kažkokios kitos dotacijos ir įvairūs projektai. Pinigai skirti infrastruktūrai, tarpme kelių tiesimui, ten pradėkim nuo kelių tiesimo, baigim saulės panelėm ir visais kitais panašiais dalykais. Realiai Lietuvoje verslo, palyginus tas, kas buvo anksčiau, prieš 35 metus, 40, palyginus gamyklas, palyginus darbo vietas, nieko nėra. Jeigu anksčiau dar prieš 5 metus, kaip apie tai pradėjau įrašinėti video, sakiau, kad vienas iš variantų, kad mes Lietuvoje galim pritraukti ilgiau dėl to, kad pas mus pigesnė darbo jėga ir vakariečiai galėtų to sąskaitą bandyti taupyti ilgiau pragyventi jų verslai. Dabar pas mus algos beveik Vokietijos lygio. Gasvelskis nusišnekė. Pažiūrėkit, kiek Vokietijoje gamyklose, kiek eilinis vokietis uždirba pinigų. Apie 2,5 tūkstančio euriukų. Kiek Lietuvoje gamyklose uždirba pinigų? Irgi panašiai. Biškai daugiau, biškai mažiau Vokietijoje komunaliniai mokesčiai žymiai brangiau. Ir jeigu paimti, ta prasme, perkamąją galę, pas mus žmonės uždirba vokišką pragyvenimo lygį, tai gal turi biškai mažiau skolų negu vokiečiai. Aš pasakau, kiek jie turi skolų, šitoje istorijoje Vokietijai tinka. Ir šitoje vietoje žmogus nebegali gauti paskolos, jam reikia atidavinėti, jis nebeperka prekių, ką pirktų. Tai reiškia, prekių gaminti nebereikia gaminti tų prekių, reiškia, kažką reikia atleisti iš darbo. Kažką reikia atleisti iš darbo, reiškia, jis nebegali grąžinti kreditų, vaigi nebegali pirkti kažko tai. A kai bankas turi daug problemų su skolininkais, ką jis daro? Jisai kelia palūkanų normą, nes didėja verslo rizika, reiškia, tu turi daugiau uždirbti, kad tie, kurie dar gali tau atnešti pinigų, kompensuotų tų veikėjų, kurie tau netiduoda. Automatiškai jau reikia nebe 1000 monetų, o 1200, 1500 monetų. Prieš keletą metų Lietuvoje mes tą puikiausiai turėjom, kai buvo keliama Euriboro norma. Tačiau tik tai dar bankai labai daug savo nieko nekėlė. Bet kai prasidėjo šitie visi, Amerikoje kas mėnesį didėja netiduotų paskolų dalis. Realiai Amerikoje jau 3 gal 4 metai ekonomika krenta, tik tą dalyką dar vis maskuoja meluodami statistiką. Gasvelskis, kad aš nusišneku, kad jie viską sąžiningai rašo. Pažiūrėkit darbo biuras Amerikos. Jis kartą į porą metų prisipažįsta, kad čia mes gegužės mėnesį ant durniaus prirašėm 800 000 naujų darbo vietų.
Jie prirašo naujas, dar viskas statistika atrodytų taip pakenčiamai, o po to prisipažįsta, po to nieko nebūdom. Kur čia tas gegužis, kai 800 tūkstančių darbo vietų, tai pufiu. Ir taip po keletą kartų į metus. Tai čia kaip prisipažįsta. A su infliacija kas? Pažiūrėkit, kokia ant popieriaus infliacija ir pažiūrėkit, realiai kokia infliacija, kiek viskas pabrango per 3 metus. A kiek ant popieriaus gavosi infliacija? Netitinka. A jeigu tu mažini infliaciją, reiškia, tu nematai ekonomikos kritimo. Nes šitoje vietoje, jeigu tu skaičiuoji ekonomikos augimą nefinansuodamas infliacijos, tai bijau, kad šitoje vietoje tu pats save būdinėjai. Ar gali save būdinėti? Gali? Ar ilgai? Nežinau, pažiūrėsim. Taip pat, mėlyje, situacija iš tikrųjų liūdna už liūdnesnė. Ir išeičių iš esmės nėra. Kas sakys, taigi galima atiduoti, taip negalima nurašyti kreditus. Jūs suprantat, kad jeigu tu man skolingas, tai tau tai yra kreditas, tau yra išlaidos, o man tai yra pajamos. Aš iš tų pajamų perku jachtas, perku lėktuvus, perku vilas, perku auksinius unitazus. Ir tu man dabar skai, hebra, būk tu geras, nurašyk jam skolas. Tu ką, aš posėd šitoje vietoje, aš atsiskaitysiu savo jachtų, auksinių unitazų? Nu, tai aišku, kad ne. Nors iš tikrųjų tai nebus man pasirinkimo. Irgi teks atsisakyti šitoje vietoje. Nėra kito varianto. Toliau dar galimas variantas. Tos variantus kitus. Manau, pradžio užtek, nes kuo daugiau duodi informacijos, to jūs jau nebetimnat, ką priekį aš pasakoju video. Tik tie nedaug žmonių, kurie bando mąstyti, galvoti, gal kažkiek tai lavina savo mąstymą. Tai vat, mėlyjeji, mano toks paprastas, nuoširdus jums pasiūlymas. Susimastykit, pradėkit mąstyti ir pradėkit ruoštis tam naujam pasauliui, kuriame mes gyvename. Mes iš tikrųjų tam pasauliui jau gyvenam. Tai kas sakys, Aidas dar sakys, tai mes čia dabar paleisim karinę pramonę ir viskas atsigaus. Nepaleisit. Apie tai irgi parašysiu atskirą video, dėl ko Europai neįmanoma paleisti karinės pramonės. Lietuvoje sėdinių gamyklą prieš kiek metų pradėjo kalbėti, tai dabar jau liktai pradėjo statybos darbus. Ar jinai veiks? Nesu garantuotas. Ar jinai veiks ilgai? Neilgai jinai veiks. Irgi apie tai pakalbėsim atskirą video, dėl ko karinė pramonės Europoje neįmanoma. Nei karinės pramonės paruošti, nei kariuomenės paruošti tam misiniam karui su Rusija. Bet jau kitos istorijos dalis. Taip pat, visokia atveju, tu nuostabus, mano pasiūlymas ruoškis, toliau pats turi galvą, tikiuosi, pats galvok.